Sveiki. Trumpai pristatysiu, kokios technologijos priemonės gali padėti skaityti ir rašyti. Ši informacija aktuali disleksiją turintiems ir kitiems. Nuorodas rasite šito video apraše, paslinkę žemyn. Pradėkime. Visų pirma, diktavimas. Pats paprasčiausias būdas atsidaryti Google paiešką, susirasti mikrofono ženkliuką, jį paspausti ir įkalbėti tekstą. Pasižiūrėm. Lietuvos istorija XIX amžius. Na va, nepaspaudę ne vienos raidės, mes susiradome temą ir galim mokytis. Antras paprastas būdas yra naudoti Google vertėją, kurį galime rasti tiek telefone, tiek naršyklėje. Čia taip pat yra diktavimo funkcija. Lietuvos istorija XIX amžius. Šį tekstą galime nusikopijuoti, įklijuoti į skaidrę ar į naršyklę ar kur kitur. Google dokumentai taip pat turi diktavimo funkciją, kurią galima suaktyvinti paspaudus klavišų komandą Ctrl+Shift+S arba per meniu susiradus šią funkciją. Kiekviename Google dokumente yra galimybė diktuoti tekstą balsu. Šią funkciją galima įsijungti paspaudus ant meniu punkto įrankiai rašymas balsu. Taip pat šią funkciją galima išsikviesti paspaudus klavišų komandą Ctrl+Shift+S. Na va, matome, kad beveik teisingai atpažino visą kalbėjimą ir užrašė. Klaidų čia tikrai bus, bet mano vaikas, kuris turi disleksiją, šį tekstą rašydamas padarytų daug daugiau klaidų. Windows sistema taip pat turi diktavimo funkciją. Ja galima išsikviesti paspaudus Windows klavišą ir H raidę. Windows operacinė sistema taip pat turi diktavimo funkciją. Ja galima išsikviesti paspaudus klavišų komandą Windows H. Ši funkcija veiks visuose languose, kur galima įvesti tekstą. Office 365 paketas taip pat turi diktavimo funkciją. Ir pavyzdžiui, mano rodos Word'e, PowerPoint'e yra diktavimo mygtukas ir jį paspaudus galima diktuoti tekstą, taip pat lietuviškai. Android telefone rekomenduoju atsisiųsti klaviatūrą Gboard. Tai yra Google klaviatūra, kuri turi diktavimo funkciją. Taip pat yra ir lietuviška programėlė Tildės balsas. Ji šiek tiek kitaip veikia, bet taip pat galima ją išmėginti, atsisiųsti ir pabandyti diktuoti. Skaitimas. Pats paprasčiausias skaitimas, kai kompiuteris gali paskaityti tekstą, yra Edge naršyklėje. Ši naršyklė paprastai automatiškai jau būna įdiegta kompiuteriuose ir pasižiūrėkim, kaip galima pasinaudoti.
Lietuvos istorija. XX amžius. Po ATRJ padalijimo 1795 metrų. Rusijos imperija aneksavo likusias LDK žemės, išskyrus Prūsijai atitekusią Užnemunę. 1797 metrų. Įkurta Lietuvos gubernija 1801 metrų, suskirstyta į Lietuvos Vilniaus ir Lietuvos Gardino gubernijas. Matom, kad skaito su klaidomis, vietoj metai, metrai, tiesiog tai nėra dar iki galo išdirbtas sintetinis balsas, bet lengvesnį tekstą arba įpratus prie šitų klaidų tikrai galima skaityti, pasiruošti pamokoms ir gauti daug daugiau informacijos negu slebizavojant pačiam. Sudėtingesnė ir jau atskira programa, labai sena, aš pats ją naudojau studijų metais, prieš daug metų, yra Balabolka. Ja reikia atsisiųsti, įsidiegti ir taip pat reikia įsidiegti lietuvišką sintezatorių balsą. Nes Edge naršykliai automatiškai naudojamas yra per internetą sintezatorius, kurio įdiegti nereikia. Reikia tik tais nurodyti, kad lietuviškai kalbėtų. O pasižiūrėkim, kaip būtų su Balabolka tas pats tekstas skaitomas. Tekstą reikėtų nusikopijuoti arba kažkaip kitaip įkelti į programėlę. Pabandysiu prasukti, kadangi gana ilgai kraunasi. Atsidarius programėlį įkopijuojam, nusistatom norimą balsą ir paspaudžiam play mygtuką. Lietuvos istorija, XX amžius, abiejų tautų respublikos padalijimai. Po ATRJ padalijimo 1795 Rusijos imperija aneksavo likusias LDK žemės išskyrus Prūsijai atitekusią Užnemunę. 1797 įkurta Lietuvos gubernija. 1801. Taip, tai čia galime jau pasidėti kursorių, kurioje norim vietoj, truputėlį lengviau yra valdyti. Ir kaip sakiau, į kompiuterį jau reikia įsidiegti lietuvišką balsą. Lietuviškas balsas vadinasi Liepa. Nuorodą, kur ją atsisiųsti, rasite video apraše. Jeigu vaikas jau yra vyresnio amžiaus ir ruošiasi studijoms, nori daugiau savarankiškumo, tikrai galima ir rekomenduoju mokintis naudotis ekrano skaitymo programa NVDA, kuri pagelbės labai įvairiose aplinkose, tiek skaitant elektroninius laiškus, tiek naršyklėse, tiek kitose programuose įvairius formatus. NVDA programa naudojasi neregiai. Ir dabar trumpai parodysiu, kaip su ja galima lengvai naviguoti per antraštės ir šokinėti per straipsnio turinį. Lietuvos istorija. Turinys navigacija orientyras spustė. Pagrindinis turinys orientyras Lietuvos istorija antraštė pirmasis lygis. Prieš istoriją redaguoti saitas redaguoti skyrelį. Lietuvos valstybės susidarimas ir ankstyvoji istorija redaguoti saitas Lietuvos didžioji kunigaikštystė redaguoti abiejų tautų respublika valstybinių reformų bandymai ir abiejų tautų respublikos padalijimai Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje redaguoti saitas pirmasis pasaulinis karas nepriklausoma Lietuvos valstybė 1918–1940 metrų nepriklausomybės paskelbimas redaguoti saitas pirmasis pasaulio Lietuva Rusijos imperija valstybinių reformų bandymai ir abiejų tautų respublika redaguoti saitas valstybinių reformų bandymai ir abiejų tautų respublikos padalijimai redaguoti saitas. Tai va, matot, kad galima lengvai grįžti atgal į priekį ir šokinėti per straipsnio antraštės. Tačiau su šita programa naudotis jau reikia mokintis. Reikia mokintis klavišų komandas ir tai yra irgi nemažas darbas. Išmanusis telefonas apskritai yra labai stipri priemonė, kuri gali pagelbėti labai įvairius poreikius turintiems mokiniams, tiek silpnaregiams didinti,
tiek jiems perskaityti tekstą ir dabar parodysiu vieną pavyzdį ir papasakosiu apie kitą. Tai visų pirma, labai rekomenduoju atsisiųsti ir naudoti programėlę Voice Aloud Reader. Su šia programėlė galima skaityti tiek elektroninės knygas EPUB formatu, PDF formatu, dokumentus Word formatu. Taip pat galima į ją įsikelti iš naršyklės straipsnius. Ir vieną pavyzduką parodysiu, žiūrėkit dabar kairiai pusėje į ekraną. Atsidarėm straipsnį, paspaudžiam bendrinti, susirandam Voice Aloud Reader programėlę. Lietuvos istorija. Kalba. Stebėti. Keisti. Šiame straipsnyje aprašoma Lietuvos istorija, nuo pirmųjų gyventojų įsikūrimo dabartinės Lietuvos teritorijoje iki dabartinių laikų. Lietuvos istorija. Lietuvos. Tai turim įkeltą straipsnį ir gana patogiai galime jį klausyti telefone, eidami, keliaudami autobusu ar panašiai. Taip pat tai nėra, kaip sakant, vienintelis būdas naudotis šitą programėlę, čia yra ir susieta su vertėju, galima išsiversti žodžius, galima paiešką daryti, galima žymas dėtis ir ruoštis studijoms, skaitant kažkokį straipsnį ir taip toliau. Tikrai galinga programėlė, kurią labai rekomenduoju. Neregiai naudoja programą Lookout, kuri gali pagelbėti tikrai ne tik neregiams ar silpnaregiams. Ji nuskaito, nufotografuoja vaizdą ir atpažįsta simbolius, atpažįsta raides ir galima tuomet įgarsinti tekstą. Tai trumpai pasižiūrėkim. Vieną kartą viename Egipto gatvės name gyveno triušis, kuris beveik visas buvo iš porceliano, rankos ir kojos iš porceliano, letenėlės ir galva iš porceliano, liemuo ir nosis taip pat iš porceliano, jo rankos ir kojos buvo sujungtos sujungtos taip, kad porcelianinės alkūnės ir porcelianinius kelius galėdavai sulenkti, žodžiu triušis judėdavo, jo ausis buvo padarytos iš tikro triušio Kaip matėt, pakako tik tais telefoną palaikyti virš teksto ir jis automatiškai atpažino, kur yra tekstas, jį nufotografavo, nors net šviesos ryškumas nebuvo labai didelis. Tai tikrai irgi galinga programėlė. Su ja vadovėlius sunku skaityti, nes vadovėliuose yra daug stulpelių, tekstas yra išmėtytas po teksto blokus, bet bandyti tikrai galima. Analogiška programėlė yra Seeing AI, kuri neseniai atsirado Android telefonuose. Ir labai rekomenduoju išbandyti šias abi, atrasti, kuri geriau. Matote, kad jums trūksta informacijos, rašykit komentarus, galbūt dar padarysiu kitus video, apžvelgsiu konkrečiau vienas ar kitas programėlės, kai tik turėsiu laiko. Ačiū Jums ir labai linkiu sėkmės naudotis išmanias technologijas.